Josh Phillips gimė Pensilvanijoje 1984 m. kovo 17 d. Jo tėvas Steve'as buvo alkoholikas ir narkomanas ir smurtavo prieš Joshą ir jo motiną Melissą, tad jie visada gyveno su baime. Vėliau Phillips šeima persikraustė į Floridą. 1998 m. lapkritį Joshui buvo 14 metų ir jis su savo šeima gyveno Jacksonville'e, Floridoje. Kaimynai Joshą apibūdino kaip kuklų, bet draugišką vaikiną, kol lapkričio 3 dieną įvykiai sukrėtė visą Floridą. Pasak Josho, lapkričio 3 dieną jis buvo vienas namuose, kai Maddie Clifton, kuri gyveno kitoje kelio pusėje, atėjo į jo namus ir paprašė išeiti į lauką ir pažaisti beisbolą. Joshas sutiko, nors jam nebuvo leista namo parsivesti draugų, kol jo tėvų nebuvo namuose. Kai jiedu žaidė beisbolą, Joshas netyčia pataikė kamuolį į Maddie akį, todėl ji pradėjo kraujuoti. Mergaitė verkė ir rėkė. Joshas supanikavo, nes žinojo, kad jo tėvas Steve'as greitai grįš namo ir jis bijojo jo reakcijos. Joshas nusitempė Maddie į savo namus, o tada jis dar kartą smogė jai beisbolo lazda, kad mergaitė nustotų rėkti, prieš paguldydamas ją po savo lovą. Kai Steve'as grįžo namo, Joshas kurį laiką pakalbėjo su juo, o tada jis grįžo į savo kambarį. Kai Joshas suprato, kad Maddie vis dar buvo gyva ir verkė po jo lovą, jis nuėmė čiužinį nuo lovos, perpjovė jai gerklę ir peiliu 7 kartus dūrė jai į krūtinę ir ją taip nužudė. Apie Maddie dingimą buvo pranešta jau tą pačią dieną apie 17 valandą. Policija ir savanoriai mergaitės ieškojo 6 dienas, o Joshas ir pats dalyvavo paieškoje. Tada lapkričio 10 dieną Melissa Phillips įėjo į savo sūnaus kambarį ir pastebėjo šlapią vietą ant grindų. Jie apieškojo jo kambarį ir rado Maddie kūną po savo sūnaus lovą ir iš karto išbėgo iš namų ir pranešė apie savo radinį policijai. Joshas tą pačią dieną buvo suimtas mokykloje ir per kelias valandas prisipažino įvykdęs žmogžudystę. Josho teismo procesas prasidėjo 1999 m. Liepos 6 d. ir užtruko vos 2 dienas. Prisiekusieji užtruko kiek daugiau nei 2 valandas, kol Joshas buvo nuteistas už 1 laipsnio žmogžudystę ir buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos be galimybės būti lygtinai paleistu.